Lietuvoje yra istorijų, kurių niekas neseka. Jos nepatenka į pirmus puslapius. Tai pasakojimas apie socialinį hostelį Chatą, vietą, kur žmogui suteikiama galimybė savo gyvenimą pradėti iš naujo. Socialinio hostelio idėja Ingai pametėjo darbą su migrantais ir nuteistaisiais. Tai aš pradėjau dirbti su migrantais, pradėjau dirbti su nuteistaisiais. Ir vienareikšmiškai ta informacija, kada tu 5 metus pradirbi su prieglobsčio prašytojais ir pabėgėliais ir kada tu esi atsakingas už būstų suradimą, tai yra žiauriai sudėtinga, nes būstų savininkai vengia išnuomoti patalpas, gyvenamasias patalpas migrantam. O tada, kai pradėjau dirbti kalėjime, supratau, kad ne tik vengia visuomenė sudaryti sąlygas integruotis nuteistiesiems, bet iš principo tai yra netgi rinka nekilnojamo turto. Visa rinka yra internete. Kalėjime internetu naudotis negali. Kaip susisiekti su potencialiu nuomotoju, tu turi skambinti, telefono tu neturi, turi tik tai taksofoną su ribotom minutėm. Ir tada tas, kur nueini ir tu konsultuoji žmonės ir iš to įpročio, tiesiog ten kažko užduoda klausimą, ne į visus klausimus, tu turi atsakymą ir taip, oi, telefono nėra, nes telefone yra internetas, internete yra visa informacija. Tai va ta idėja po truputį ir susiformavo, kad šiaip iš principo pati rinka diktuoja, kad šita paslauga yra labai sudėtinga ir sunku ją gauti. Antras dalykas, mes kalbam apie saugių namų suteikimą tiem patiem pažeidžiamiem migrantam, kurie kartais dėl patirto streso jiem ne tik, kad neišmoksta lietuvių kalbos, bet apskritai jiems sunku suvokti, kaip jie gyvena dabar. Jie net negalvoja apie ateitį. Tas pats yra su laisvės atėmimo bausmę atlikusiais asmenimis, kurie išeina iš įkalinimo įstaigos, tu kalbiesi su žmogus atlikęs 20 metų, 10 metų laisvės atėmimo bausmės ir beveik visą laiką istorija yra ta, kad vaikas yra augęs vaikų globos institucijoje. Tai pas mus ateina žmonės, kurie neturi namų, jie niekada jų neturėjo. Paulius kalba atvirai ir tiesiai. Jo patirtis ekstremali, ko gero kaip ir visų socialinio hostelio gyventojų, bandančių surinkti savo gyvenimo šukes. Gyvenimas labai ganėtinai pas mane spalvotas ir ganėtinai įdomus. Ne to, kad jis įdomus, jis ganėtinai gal daugiau iš kitos pusės yra žiaurus. Gyvenimas taip susiklostė, kad praleidau apie 21 metus įkalinimo įstaigos, išėjau, neturėjau netgi kur gyventi, paprasčiausiai tapau bomžas. Visą gyvenimą turėjau viską, ko reikėjo, gyvenau gerai iš tikrųjų ir taip toliau. Tapau bomžas, likau gatvėje, ne? Išeinu į lagerį, iš lagerio, viskas, Nikolani dvarani, rodinai flagą, kaip sakoma, ne? Ir paprasčiausiai čia atsiranda mergaitės, kažkokios Vilniuje, aš iš viso esu kaunietis, atsiranda mergaitės kažkur Vilniuje, atsiduriu aš čia Vilniuje. Ir ką galiu pasakyti, daug pastangų įdėta iš tikrųjų iš šių pusės, čia nepataikauju, visiškai nepataikauju, čia buvo ir pykčių, buvo ir visko, aš man ir policija kvietė, aš čia ir čiut ne kutvelas nupešt norėjau, aš čia visko buvę, čia kaip bebūtų tos emocijos, tai šitas viskas išplėšyta, išdraskyta ir ištampyta su spalvingu ganėtiniu gyvenimu. Dar gyvenimas ne tik tai buvo, dar ir lagerį, bet buvo ir laisvė jisai papildomas. Paprasčiausiai, man labai nepatinka, iš tikrųjų, aš netgi pykstu, kad jos labai aplaidžius yra, iš tikrųjų, netgi jos labai pagal tą knygą važiuoja, pagal tą Naująjį testamentą suka tą žandą, jas apvagia, čia tie klientai, apvagia, pridaro nesąmonį, jos vis tiek suka tą žandą, leidžia čia jiem gyventi, vėl viskas gerai, žmogus gal pasitaisys. Ne, 10 metų atsėdėjo, jį galiu nuvesti į kiemo galą, nušaut kaip šunį ir viskas. Iš jo žmogaus nebebus, nors aš atsėdėjau 21 metus, aš tai sakau iš savo patirties. O jos dar vis dėlto kažkodėl tiki to žmogum, stengiasi, dėl jo padeda. Nors aš kaip priminėjau, jas netgi tiesiogiai apvogė, tiesiogiai jom grasina, jas vis tiek, avelės, ką aš galiu pasakyti, avės. Gali nepatiks, gal čia po šito mano pokalbio gal jos ir suplėšys tą mano sutartį, gal išmės mane iš tos chatos, bet sakau, labai baisiai, kas ant to kando, tai per daug aplaidžios. Šių žmonių praeitis sudėtinga, o grįžimas į visuomenę po ilgų nelaisvės metų reikalauja daug pastangų ir svarbiausia tikėjimo, kad gali pakeisti savo gyvenimą. Šiaip iš principo labai įdomu šitas mūsų gyvenimas, nes kada mes kalbam su žmogum, kuris nori ateiti pas mus gyventi, mes labai atvirai sakom, kad pas mus gyvena skirtingi žmonės, mes neskirstom žmonių, tu gali čia sutikti tiek užsieniečius, tiek musulmonus, tiek LGBTQ bendruomenės narius. Tiesiog tau reikės būti tokio bendruomenė su visais bendrauti ir rasti bendrus sprendimus. Yra žmonių, kurie sakė, ne, aš taip negalėsiu gyventi, bet tie patys migrantai bijodavo nuteistieji migrantų bijodavo.
Įsivaizduoju, čia būdavo, kur tu sėdi, vienas ateina, guodžiasi, kad bijo, kitas ateina, kad kitas kito bijo. Ir tu toks sėdi ir, palaukit, jūs vienas kito bijo. Kodėl? Ir tu lieki tas tarpininkas. Santykis yra iš tikrųjų, kai naujai žmonės ateina, labai atsargus. Jie atsineša tą savo tokį sužeistumą, turbūt sakyčiau, kur nepasitikit kitais, jie susirenka informaciją, ten prasitestuoja visą kitą. Lietuva yra maža labai šalis, tu viską gali sužinoti, nuteistųjų bendruomenė dar yra mažesnė. Ir tas toks bendravimas atsargus būna. Su mum irgi iš pradžių atsargus, bet būna toks pasako, bet žinok, aš nieko gyvenime nepasitikiu, jau šito, tai aš niekada niekam gyvenime nepasakoju. Ir taip sėdi ir palauk, tai tu ir nepasakok man, jeigu tu niekam nepasakoji. Ir aš niekam nepasakoju. Mes labiau kalbam apie saugius namus, bet per kokias 2 savaitės vidutiniškai labai daug kas ateina ir sako, aš šeimą turiu. Ir ta šeima yra mes, ta šeima yra va šitie žmonės, kurie kartu gyvena, nes prasideda tokia būtis, kas puodelio neįsiplovė. Pavyzdžiui, man irgi yra sunkiai suvokiamas tas toks, aš jau tas galbūt truputį atsitraukęs nuo bendruomeniškumo žmogus, toks labiau individualistas, jie maistą kartu gaminasi. Jie bendrą katilą turi, jeigu vienas atneši ten vieno maisto, tai kitas tada kažkada kito maisto. Ir tai yra toks organiškas ir natūralus dalykas ir tai vyksta tiesiog. Ir aš taip kartais sėdžiu, žiūriu, klausau, žiauriai aš jiem pavydžiu, to tokio, bet visiškai organiška šeima, žinot, kur tai pieno, tai gerai gamina kažkokį maistą, tai svogūnų laiškų reikia, tai gerai, tuoj nubėgsiu, parnešiu, ten viskas pasidalinta, susidėliota. Tai ta bendruomenė viduje, jinai vis tiek susikonstruoja ir labai smagu žiūrėti, kaip labai oficialiai tarnybos sako, kad kalėjimuose yra subkultūrinės nuostatos. Ten yra vieni aukštesnėje pozicijoje, kiti žemesnėje pozicijoje ir visa kita. Ir kai tu pradedi matyti, kaip jie vienas kitų pradeda rūpintis. Tai yra nuostabu ir dingsta tos visos išankstinės nuostatos, kažkokie nusistatymai, čia kur dar kažkokių žargonų atsiranda, bet jeigu nors vienam kažkas atsitinka, visi susimobilizuoja ir visi jiem pradeda padėti. Tai va tas labai gražu iš tikrųjų. Kaip sekasi čia gyventi? Būna visko. Aišku, kas liečia ten darbuotojus, tai čia viena kalba, tai kad nieko ten negali būti visko. Ten, žinai, bet, tai čia tarptų, tai čia vis tiek, kaip būtų tarptų gyventojų, tai čia irgi, tai kaip būtų dumbliažuvės, pats kai dumbliažuvės, gyventojai dumbliažuvės, tai ir gaunasi kartais būna ir dumblo būna, aišku, mergaitės stengiasi tą dumblą kopti. Tai va, ir susimelioja tą dumblą pabiškį mėtų vis iš pusės, taip ir gaunasi, žinai. Visko būna, tai be abejo, žinai. Ir pasibaram, ir susimušam, ir kviečiačius, ir pareigūnus kviečiačius, čia visko būna, ką darysim. Bet stengiamės, kad to iš tikrųjų išvengti, kad to nebūtų, žinai, nes jau. Kaip mano advokatas, vienas iš mano advokatų yra pasakęs, žmonių mušimas yra brangus malonumas. Tai va, žmonių mušti negalima, ne? Chata tai socialinis hostelis Vilniuje. Jis skirtas žmonėms, kurie neturi kur gyventi po migracijos ar išėję pro įkalinimo įstaigos vartus. Čia suteikiama laikina gyvenamoji vieta, pagalba tvarkant dokumentus, ieškant darbo ar būsto. Tai nėra prieglauda. Tai saugi pradžios erdvė. Tikslas paprastas – padėti žmogui grįžti į visuomenę ir vėl atsistoti ant kojų. Socialinio hostelio gyventojas Paulius atskleidžia vieną faktą. Išėjęs iš įkalinimo įstaigos, tu nesi pasiruošęs gyvenimui laisvėje. Sistema nenumato pirmųjų 24 valandų plano. Kaip tu žmogau, kaip tu turi visą gyvenimą, viską ir tu atsiduri gatvėje, tu įsivaizduok, kaip tu jautiesi. Kai tu visą laiką turėjai didelę šeimą, didelę mylinčią šeimą, kad jie viską suprato ir vienas kitam padėjo, ne? Ir kancovki tu lieki vienas. Kai tu supranti, vien tik tai tas jausmas, kad tu supranti, kad tu likai vienas, aš jau nešneku apie to, kad tu likai gatvėje, kai tu visą laiką gyvenai geruose namuose, tvarkinguose, švariuose ir dideliuose erdviuose ir taip toliau, žinai. Ir tu kancovkiai atsiduri gatvėje, kai tu sniegas, kai dabar dar atsimenu tą dieną, žinai, sniegas su lietum eina, toks įdomus oras buvo, čia buvo, turbūt, balandžio mėnuo. Ir išlipau iš traukinio, stoviu kaip šuva, žinai, lietus ir nesuprantu nei kur kreiptis, nei kur eiti, nei ką daryti, nieko nesuprantu. Svetimas miestas, Vilniui buvęs gal tik kelis kartus, žinai.
ir viskas. Nu, bet va, ir stovi iki pasalas ir nežinai, nei kur pasisuk, nei kur eit, nei euro kišeniai, telefonas pasibaigus ten kortelę, nei tu paskambinsi, nei tu padarysi kažką, žinai, nieko iš viso. Nu, tokia nesąmonė, nu, tai va, kažkaip taip. Smagu, nu, nes iš tikrųjų tu išėjęs, tu tada privalai, tada pirmas dalykas, tu pirmą dieną tik tai išeini tokiu atveju, tu tada turi daryti nusikaltimą ir turi daryti didesnio maštabo nusikaltimas įprivestas, nes taip išdirbta viskas, ne? Nu, tu išėjai, tu primės nieko, tai tau reikia automatiškam viešbučiam, hostelio kažką reikia, tai tau automatiškai reikia daryti nusikaltimą. Nu, iš kur tau paimti pinigų per artimiausią, pavyzdžiui, 1,5 valandos per valandą, ne? Basas plikas, ką daryti, nu, kad tu turėtum stogą po galvą. Eini kažką, turi eiti kažkokį nusikaltimą daryti, tau nieks pašalpos neišmokės, pirmą dieną ten per kelias valandas, tau nieks neišmoka, būkim realistai, taip yra. Tai tu turi eiti daryti kažkokį nusikaltimą. Jau automatiškai pati visuomenė, pati valstybė tave stumia, ne visuomenė, atsiprašau, bet pati valstybė stumia tave į nusikaltimą. Nes, nu tai ką daryti? Palauk, aš jaunas žmogus, man gėda eiti, po konteinerį knysis, man gėda eiti prie glaudos namus, ne? Tai yra žema iš tikrųjų, nu, tai, bet tai ką daryti? Po tiltų, tai tu nueik balandžio mėnesį, va dabar, pavyzdžiui, nueik po tiltų, pavadink Gryną morę pamiegot. Tu nueik pas savį kiemą, pavadink pamiegot mėgmaišį, nu ir pasižiūrėsiu kaip gausi, bet tada reikia mėgmaišį turėti. Ar palapinę turėti, ne, aš taip sakau, paprasčiausiai taip kaip yra. Tai tu jau automatiškai turi daryti nusikaltimą, tada taip gaunasi. O va čia va šita įstaiga automatiškai, nu tai įstaiga, sakau, nu va būtent šitas projektas Hata, ne, tai jinai stengiasi, ta prasme, jau kalinukas, jeigu jisai, pavyzdžiui, neturi kur grįžti, netgi jau įkalinimo įstaigoje, tai jisai iš anksto, jeigu jisai turi smegenų, nors truputėlį, jeigu jisai tam pasiruoš, ne, tai jis jau gali būti aprūpintas tom, kad jisai turės išėjęs kažkur, nu, ta prasme, kur padėti galvą, šiltai įsimaudyti. Jo, pirmom dienom tikrai panos padės, pavalgys, nuveš visus, parūpins viską, nu ir taip toliau. Nu, čia aš netgi, žinai, netgi buvo tokių aplinkybių, tokių situacijų, kai panas atneždavo man savo pietus, kur pietų atsinešė, Paulių, valgyk, nes tu neturi pinigų. Netgi, žinai, nu, aš taip sakau, nu, tai be abejo, tai yra skaudu, tai yra žema, man, esu, nu, matiškai kaip vyro ego, tai yra žema iš tikrųjų jo, bet, nu, aš kalbu taip, kaip yra, taip, kaip buvo, žinai. Tai bet va šitą noriu pasakyti, jos grinai ten, žinai, iš savo pusės, tam, vienu žodžiu, plėšo šikną dėl Katrie netgi nenusipelno, kad jūs plėšytų savo subinę dėl jų. Aš taip sakau, taip kaip yra, žinai. Deimantė į socialinį hostelį Hata atėjo su baime. Tačiau greitai paaiškėjo, šie žmonės nori to paties, ko ir mes visi – būti išgirstais, priimtais ir turėti progą gyventi normalų gyvenimą. Kadangi studijavau sociologiją, tai reikėjo atlikti praktiką, tai visiškai atsitiktinai atradau internete nevyriausybinio organizacijų puslapį ir atradau, kad Hata, galvoju, kas čia ta Hata, man labai įdomu. Internete nebuvo daug šiaip iš tikrųjų informacijos apie tai, tiesiog, kad su nuteistaisiais dirbo, su pabėgėliais, galvoju, įdomu, reikia pabandyti. Tai pabandžiau susisiekti su programos vadove. Susisiekiau, pasikvietė, atėjau ir taip ir pasilikau čia. Būtent jau kai atėjau, aš mačiau, kaip čia jauku. Pats pirmas dalykas, kurį pastebėjau, tai buvo šitas jaukumas, nes, nu, ta prasme, šita aplinka pati pulsuoja tokiu namų erdvė ir to tokiu jaukumu, kur tu tikrai čia gali jaustis toks kaip savo šeimoj. Ir tas visas atvirumas bendraujant, nes aš gal buvau susidarius tokį vaizdą, kad galbūt, nu vis tiek čia gal bus, nu, labiau formalus tas bendravimas ir visa kita, o čia tiesiog kaip namai, tu šnekiesi su visais kaip su šeimos nariais, nuoširdžiai, ką galvoji, kaip jautiesi ir gali drąsiai pasakyti, kad pavyzdžiui, man šiandien bloga nuotaika ir aš nenoriu ten kalbėti. O kitą dieną gali pasidžiaugti, va, kaip fainai, einam gal kartu į lauką, ten pakapot grynų oro ar dar kažką. Tai va tas jaukumas ir ta bendrystė, tokia šeimininis toks jausmas kartu. Buvo iš tikrųjų, kai tik atėjau, turbūt atėjau šiek tiek su tokia baime. Nu, neslėpkim, vis tiek, nu, gąsdina tokie dalykai, bet jie gąsdina tikrai iš visuomenės nuostatų. O kai atėjau, kai pabendravau ir supratau, kad, nu, tokie pat žmonės, tiesiog turintis kažkokių tai neišspręstų problemų, tai tikrai požiūrį žiauriai pasikeitė. Nes, kaip ir sakiau, kad, nu, ateini kaip į šeimą, tai iš pradžių atėjau su tokia šiek tiek baimė, šiek tiek susikauščius gal, bet dabar, kai ateina nauji žmonės ir su senbuviais, čia tikrai bendraujam smagiai ir nebėra to tokio jausmo. O kad visuomenės nuostatos tokios yra, tai jos tikrai baisios ir, nu, atrodo, kasdienybėje tikrai matom tokių ne vieną pavyzdį. Stebuklų mes iš tikrųjų neturim, jų nekuriam, bet mes džiaugiamės labai mažais tokiais pasiekimais. Tai vienas žmogus, kuris pas mus gyvena,
jis išėjęs iš įkalinimo įstaigos jau prieš 3 metus ir tai reiškia, kad jam savivaldybė neteikia pagalbos kažkokių papildomų priemonių integracijai. Jis kai išėjo, jis labai sėkmingai integravosi darbo rinką, nuomavosi, bet tada atkrito į priklausomybės ligas ir tada gavosi taip, kad palaipsniui jis tapo gyvenantis gatvėje, vėl griuvo visi santykiai su artimaisiais ir panašiai. Ir toks uždaras, visiškai bendravimas sudėtingas. Ir tas momentas, kada tu sėdi ir jisai ateina ir pradeda tau pasakoti. Ir čia jau yra rezultatas, kada žmogus ateina ir sako, aš rytoj pas sesę važiuoju. Ir tas žibėjimas ir toks, tai kaip čia buvo nutrūkę, jo, nes aš vartojau, jinai manim nepasitikėjo, o dabar mato, kad aš vėl stengiuosi ir jinai mane pasikvietė savaitgalį į svečius. Ten sesės vaikui batus perka, Jėzau eina klausti, ar tokia spalva tokiam vaikui tinka, gal geriau su blizgučiais. Na, toks visas, tas gyvenimas, kuris tau yra įprastas, jiem tu sėdi ir tu pamatai, kad etapais kažkokiais ateina ir tas džiaugsmas, bet kitas dalykas kartais ir nusivylimai tada būna labai dideli. Kartais istorijos galbūt ir ne visai tokios sėkmingos, kur mes sakome apie tai, kad žmogus pakartotino nusikaltimo nepadarytų. Tai vieną irgi žmogeliuką turėjom po 30 metų išėjęs iš laisvės atėmimo įstaigos, 18 metų sėdęs ir visiškai pasimetęs gyvenime. Ne, po 20 jisai išėjo, ar po 20 kažkelių, kažkas tai ten tokio. Jisai dabar vėl grąžintas į įkalinimo įstaigą, nes padarė pakartotinus nusikaltimus, bet jis mums vis laikas nuo laiko iš kalėjimo paskambina ir sako, dabar aš žinau, ką aš praradau. Sako, aš anksčiau nežinojau, nes aš turėjau jau kažką. Ir toks, ar aš galėsiu pas jūs grįžti, taip tu galėsi pas mus. Nes tai yra svarbu žmogui žinoti, kad kažkam tu esi svarbus. Tu pagalvok, žmogau, kaip tau žinai, kad tau atsidarys vartai ir tu eisi į gatvę, tu net nežinai, kur tu eisi, kur tu nežinai, kur tą dieną tu dėsi galvą. Tai apie ką kalbėti, kai tu žinai, kur tu dėsi galvą, žinai, kur tu miegosi, žinai, kad tu gali, ta prasme, šiltai įsimiegosi, tai apie ką mes kalbam, tai biškutėlį žmogui, tai jau automatiškai, jau jam yra geriau, jau jam yra ramiau emociškai, jisai jau, supranti, neverda, negalvoja kažkokių nesąmonių, negalvoja, kad ten vėl nežino, ką reikės daryti ir visa kita, tai čia iš tikrųjų labai naivus klausimas, atsiprašau už tą tokį išreiškimą, bet taip yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, žmogus katras neturi kur eiti, neturi ką daryti, jisai pirmą dieną tik tai išėjęs per pataisos namų, jau jisai turi daryti, tada automatiškai gaunasi nusikaltimus, kad jisai paprasčiausiai išgyventų, elementariausiai turėtų kur padėti galvą. Aš jau nešniku ten apie maistą, nešniku apie drabužius, nešniku apie apie kitus dalykus, aš jau net nešniku. Bet vien tik tai, kad turėti padėti kur galvą, jau jisai tada turi daryti nusikaltimus. Ir jeigu tokio dalyko nebūtų, pavyzdžiui, tai gerai, kiek gali tiek žmonių padėti, jo, ribotasis kiekis, kiek mes galim, ta prasme galima šiandien būti tų žmonių, kiek čia mūsų gali būti ir taip toliau. Ir suprantat, kas yra, bet jeigu to nebūtų, tai nors maža ta saujelė tų žmonių kažkokiu atrinktų, kad jie sugebėjo kreiptis, kaip sugebėjo aš irgi kelią surasti iki čionai, tai ta prasme, tai be abejo, tai sulaiko nuo nusikaltimo, nes, žinokit, taip yra. Pas mus visuomenė, taip valstybė taip sudėliota, kad, tu esi priverstas, daryti. Tai sako, to moka pašalpas, laukti tas pašalpas, reikia pakol susitvarkyti, pašalpą pranečiu temino laiko, kad tu ją gauni. Tai apie ką mes kalbame, tą mėnesį tai reikia gyventi, tau reikia tik išėjai per vartus, tau reikia kažkur, viskas, jau gyvenimas prasideda, viskas, jo. Tik žingsnį žengė, tau reikia babkės, atsiprašau, pinigai. Tai taip yra, Taip, iš tikrųjų, nors nedideliam skaičiu tų žmonių, bet sulaiko nuo to nusikaltimo su savo tą pagalbą, su to padėjimu. Taip, ir tada, kažkaip būna truputėlį lengviau integruotis į tą pačią visuomenę, nes taip yra. Mes neslepiam, su kokiam tiksliniam grupėm mes dirbam. Kokie žmonės čia yra, bet kada ateina žmonės iš išorės, jie niekada nežino, ar čia yra mūsų paslaugų gavėjas, ar čia yra mūsų kolega, savanoris ar panašiai. Tai tiesiog mes tampam visi blogi. Ir iš tikrųjų sunku, kartais tu net nežinai, kiek blogai tu jautiesi, nes tu eini per visur, atstovauji savo tikslinės grupės, stengiasi jiem gauti pagalbą, kiek įmanoma, raminti juos, kai juos atstumia.
Ir tada, kai į tave patį jau tampa nukreipta ta visa agresija ir tu suvoki, kad tu turi pagrindą už po kojom, tu turi kolegą, su kuriais tu eini, zyzi. Kartais tie patys mūsų paslaugų gavėjai sako, nu tu nesinervink, viskas bus gerai. Nes iš tikrųjų yra labai didelis spaudimas. Ir kadangi mes dirbam su šitom tiksliniam grupėm, tai tiek pat užsieniečiai, tiek pat nuteistieji, tai mes esam pirmiausia dabar tose vietose, kur yra socialinis hostelis Chata, kaiminystėje, tai mes esam pradinis, agresyvaus, sakyčiau, netgi elgesio tas taškas, į kur koncentruojasi, tai per mus perleidžia visą šitą. Tai iš tikrųjų yra sudėtinga ir kartais norisi sakyti, kad Vilniam aš šitą darau. Ir toks, azartas gal. Tai ir paskui matai tuos žmonės, kuriem pradeda sektis kažkokiose mažose srityse, maži tie laimėjimai atsiranda ir ar mes kažkam tai padedam pakeisti gyvenimą, kaip mūsų guru kažkokį? Ne velnio. Mes tiesiog būnam šalia ir džiaugiamės, kai jiems sekasi, arba liūdim, kai jiems nesiseka. Tiesiog buvimas šalia. Paulius kalba atvirai ir be filtrų. Jo žodžiai griežti, bet gimė ne iš teorijos, o iš daugiau nei 20 metų įkalinimo. Tai žmogus, kuris praėjo visus etapus, tad jo požiūris bus kitoks, kartais nepatogus. Bet būtent toks požiūris atskleidžia, kaip sudėtinga palikti praeitį už durų. Vienas žodis – smegenų. Tiesiog trūksta smegenų. Aš neturiu be daugiau pasakyti. Man taip atrodo, to žodžiu aš pasakiau labai daug. Iš tikrųjų, tai visą laiką, kaip išeidavau, palikdavau pataisos namus, visą laiką aš turėdavau palaikymą ir turėdavau labai stiprų palaikymą. Aš, kaip minėjau, pas mane šeima labai geras ir labai didelė buvo, labai stipri. Ir aš visą laiką turėdavau tą palaikymą ir viskas gerai, aš turėjau labai stiprų palaikymą, aš netgi sėdėdamas turėdavau tą palaikymą ir taip toliau. Bet man visą laiką trūko smegenų. Tai taip aš galiu pasakyti visiems, jiems trūksta paprasčiausiai smegenų. Smegenų, savitvardos. Nežinau, ko daugiau. Daugiau, man taip atrodo, nieko. Jeigu turėtų jie truputėlį daugiau tos košės, tai galvoja, jie turi gal ten po tą 1,5 kilogramo, bet tas nereiškia, kad tas 1,5 kilogramo funkcionuoja taip, kaip jisai turi funkcionuoti. Nes būkim bėdini, bet teisingai kalbėkime, taip kaip yra protingi žmonės nesėdi. Sėdi tik tai kvailiai. Paulius atvirai pripažįsta, gyvenime būna akimirkų, kai atrodo, jog lengviausias kelias yra pažeisti taisyklės. Ypač tada, kai neturi pinigų, namų ar paramos. Tačiau šiandien jis pabrėžia, problema turi būti sprendžiama kitaip, net jei tai nėra lengviausias kelias. Aš nei tėvas, nei dievas. Ką aš galiu patarinėti, kai man pačiam reikia laikytis tų patarimų. Ir pačiam reikia klausyti tų patarimų. Paprasčiausiai. Bandyti, stengtis. Būt žmogum, ieškoti išeities, kitų būdų, nei pažeidinėjant įstatymą. Tada visą laiką yra kitas būdas. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.